Vasario 8 dieną stosite į dvikovą namuose su žvaigždžių perpildytų legendomis apipintų Atenų AEK klubu iš Graikijos. Sakykite, kaip jums ta dvikova atrodo dabar iš perspektyvos? Aš džiaugiuosi, kaip mes žaidėme visą šį sezoną Čempionų lygoje ir kuo toliau, kuo arčiau finišo, aišku, kad varžovai nesilpnėjo, stiprėjo. Taip, kad čia buvo burtai, aš niekada iš jų nieko gero nelaukiu, arba kitaip pasakysiu, jeigu komanda tikisi pasirodyti ko geriau, tikisi užimti aukštesnę vietą, tai nereikia pergyventi arba džiaugtis gavus vienus ar kitus varžovus. Todėl, kad norint pakilti aukštyn, reikės anksčiau ir vėliau juos įveikti. Taip, kad aš dabar nesirenku ir negalvoju, kad galėjo būti kitoks varžovas. AEK gal nėra tokio garsumo kaip Panathinaikos ar Olympiakos graikų krepšinėje, bet šiuo metu jie yra pralaimėję būtent tik tai jiems. Tai reiškia tvirtai trečia komanda Graikijoje ir tikrai turi tokių pajėgių žaidėjų, bet mano požiūris paprastas. Kuo sunkiau, to geriau. Tai jeigu jie ten daugiau turi žvaigždžių ar ryškių žaidėjų, tai mes tik tai daugiau mobilizuosimės, mes žvaigždžių dabar nesiruošiam iš kažkur ištraukti, aš kaip sakau savo žaidėjim dažnai nuėjęs, niekas žvaigždėm negimė, žvaigždėm tampama. Jūs turit realų šansą, jūs turit šansą savo rankose, būti nekiek neblogesni negu jų žvaigždės. Jūs šiuo metu LKL čempionate esate tarp 4-5 vietos, tai irgi nemažas pasiekimas. Tai kodėl jūs savęs irgi turbūt nenuvertinate, kaip ir AEK yra 3 vietoje savo čempionate? Ne, mes nenuvertinam, aišku, aš tik tai tiek galiu pasakyti, kad galbūt neturim tiek garsių ar žymių žaidėjų, bet mūsų komanda, mano komanda yra geresnė ir aš tikiu jais ir sakau, jeigu nėra dar tokie garsus vardai Europoje, tai vyrai turi šansą. O kuris žaidėjas jums didžiausią grėsmę kels iš Graikijos klubo? Na, ten ne vienas žaidėjas, bet manau, kad vienas pagrindinių organizatorių ir tvarkdarių arba visas komandos braižas priklauso nuo žaidėjo, tai yra Roko Leniukičius, yra Šakota, kur žaidės ir Panathinaikos, ir Olympiakos komandose, ir kiti žaidėjai. Žodžiu, negalima sakyti, kad vieną uždengus bus viskas gerai, bet kaip treneris turėtų daryti ir kaip mes ruošiamės, reikia sustabdyti tuos, kurie yra varomoji jėga arba variklis ar organizatorius, tai palengvinsi savo gyvenimą. Ir aš galvoju, kad būtent mes atiduosim visas jėgas, bet būtent ir žmonių palaikymas, kiek žmonių salėje bus, tai tiek vyrai sugebės išspausti dar virš galimybių ribos. Jeigu žmogaus galimybės beribės ir čia tik tai priklauso nuo emocijų, nuo variklio, nuo galvos, būtent nuo to emocijų, žmogus žiūri, kažką tai gali padaryti, siekti rekordų ir tai čia yra toksai šansas visiems Utenos žmonėms, visiems Lietuvos žmonėms, net taip dažnai čia
Tuo labiau, kad ši lyga čempionų tai pirmi metai vyksta, tai gali likti Utenos Juventus ir istorijos metraščiuose, kad nuėjo ten tiek ir tiek. Taip kad būkit objektyvus, būkit savo krašto patriotai, būkit savo krepšinio patriotai, palaikykit Juventus komandą.